Antra diena Filipinuose. Tai vakar iš tikrųjų buvo labai ilga diena, nes išskridom iš Zelandijos. Gal užvakar išskridom ir tada visą parą keliavom, nes turėjom 4 skrydžius iš viso. Tai su 3 persėdimais pagaliau pasiekėm Sirgao salą. Tai vakar spėjom dar nueit pasurfint, tai gal nepasisekė truputį instruktorių, gavom ne tokį, kuris mums patinka, tai šiandien ieškojom kito instruktoriaus, tai gal rytoj vėl išbandysim surfinimą. Bet vis tiek buvo smagu, porą bangų pagavom. Jo, čia irgi dabar matosi fone, žmonės surfina. Visai daug, nes atvarėm į tokią gerą vietą, kur galima matosi surfint. Šiandien išsinuomojom motorolerį, tai dabar turim daug mobilumo, galim judėti palei salą, kas visai smagu, nes dabar važiavam į šiaurinę dalį. Šiaip gyvenam tokiam bungalau, irgi labai jauki vieta, yra kavinė. Jo, rytoj galvojam labiau į pietus pavažiuoti, bandom iš ryto susiderinti irgi surfinimo pamoką. Tai jo, šiaip šilta palyginus su Zelandija arba Patagonija, kur buvom iki šiol. Tikrai labai šilta, vanduo šiltas, gal lietaus tik daugiau negu visur kitur, bet tas ir lietus, vakar surfinom per lietų realiai, net netrukdėm, nelabai šalta. Tai va, tai tikrai smagiai leidžiam laiką, valgom skanų maistą, geriam skanę kavą. Ja, tai nuotykis tęsiasi. Labukas. Tai sveikinamės toliau iš Sirgao salos. Šiandien važiuojam vakarinę dalimi ir darom tokį ratuką nuo savo vietos, kurioje esame apsistoję. Rytą pradėjom surfindami ir šiandien ir vakar susiradom labiau patinkantį trenerį, tai taip visai kitokia patirtis ir jau ir vakar pagavom bangų, ten tokiais stipresnės gal bangos buvo ir kitokia diena, tai stačiau ir sunkiau galbūt ten sekėsi kartais atsistoti, bet vis tiek faina, kad galim ką daryti ir tokį visiškai salos gyvenimą gyventi. Skaniai valgom, skaniai geriam kavą, tiesiog atsipalaidavimo retrytas mums šitą savaitę ir rytoj gerą imsim laisvą dieną nuo surfo. Važiuosim žiūrėti tokių ugninių musių vakare ir nežinau, pasidarysim gal tokį ilgesnį rytą, lengvesnį dieną. Filipinuose, 7 dienos rytas. Taip, tai mūsų užklupo cikloninis taifūnas arba cikloninė audra, audra užklupo. Ir vakar visą dieną lyjo. Ir jie čia turi savo įspėjimų sistemą, tai jie čia buvo antro lygio įspėjimas, dėl to buvo uždrausta visa vandens veikla, dėl to vakar nebegalėjom nes tiesiog policija atvažiuodavo ir išvaikydavo visus iš vandens. Tai treneris mūsų net nesivedė. Tai šiandien turim skrydį. Vakar visus skrydžius iš tos salos atšaukė. Bet šiandien kol kas atrodo, kad jie nešaukti. Tai tikimės, kad pavyks išskristi. Ir man juokinga, nes rytoj šiandien skrendam į Elmido. Ir rytoj ta audra nusipūs iki Elmido, bet turėtų būti visai išsisėmus ir netokia didelė, tai ten gal tiesiog turėsim labai lietingą dieną.
diena, o taip tai visai smagiai praleidom laiką Sargavo saloj. Turėjom išsinuomėję motorolerį, važiavom beveik visą salą, išbandėm įvairias patirtis, buvom maisto gaminimo kursuose, surfinom, kiek galėjom surfint, taip tikrai smagiai leidom laiką ir dabar vyksta didelis laikas. Čia kažkur jau turėtų būti, ne? Labukas. Mes jau dabar esam kitoj saloje, Palavan saloje. Jūs mums tvirtino, kad čia šiek tiek toksai reljefas, tai iš tiesų matom daug tokių kalvų ir uolų pakrantėse, kas šiek tiek skiriasi nuo Sargavos, skiriasi ir pati atmosfera. Iš pradžių nusileidus atrodė, kad daug labiau išsivyščiusi sala, bet esant tokiuose pakampėse ir mažesnėse paplūdimiuose atrodo, kad čia net ir skurdžiau žmonės gyvena. Tai nusileidus šioje saloje turėjom tokią gana ilgą kelionę iki savo nakvynės, pasiėmėm vaną, paskui tokį tricycle ir mumis nuvežė iki tokio sugriuvusio tilto, per kurį būtų reikėję persikelt, bet prieš tai buvęs taifūnas suniokojo tą tiltą, tai kėlėmės tokių klaustukų, reikia temptis virve tą plaustą ir pasiekėm tą paplūdimį, kuriame jau turėjom apsistoti, bet dėl to, kad mūsų viešbutis overbookino svečių kiekį, tai turėjom naktį ieškotis kažkur kitur nakvynės, šiek tiek pavargę ir ten suirzę. Darbuotojai patys padėjo mums surasti tą nakvynę naktį, jau po 12 nakties, nes bandėm skambinti visur mapsus, bet nieko neradom. Tai, žodžiu, tenais atsikėlė tokiai mediniai palapiniai, susiradom kitą vietą pamigoti, išsinuomojom motociklą ir dar tą pačią dieną nuvažiavom pasurfinti, tokias mažas, bet visai fainas bangas Duli Beach'e. Tai supratom, kad jau mums šiek tiek gal net ir norisi tų didesnių bangų ir tokio daugiau adrenalino surfinant. Tai šiandien jau nebesurfinom, buvom tiktais nuvykę iki to pliažiuko, nes galvojom, kad paleidinės vėžliukus, bet jų nepaleido, tai tada tiesiog važiavom į šiaurę, tokiu gana slidžiu, molėtų ir akmenuotų keliu, tai dar nuvykus ten nelyjo, tai buvo kažkaip kur kas geriau pravažiuojamas tas kelias, bet gyvūnėjant pradėjo lašnoti, kelias tapo gana slidus, nusivertėm vieną kartą nuo motociklo, bet saugiai vos keliais sugrįžimais išsisukom ir iš tiesų viskas gerai. Tai grįžinėdami iš to šiaurės jau gana tokio įtampoje sustavom, paskui ten minutę išgėrėm moką kavos, pirmą kartą šičia šitoj saloj, ne Nescafe, tikros kavos. Ir atvykom į kitą paplūdimį papietauti ir čia turėjom tokį ilgą pasivaikščiojimą pliažu, iš tiesų labai gražu. Čia gal net sutiksim saulėlydį ir važiuosim vėl į savo nakvynės vietą. Beveik prieš paskutinę mūsų dieną Filipinuose, tai šiandien dar esam Palavan saloj. Rytoj ryte turim labai ankstyvą pervežimą į oro uostą ir tada dar nuskrisim į Manilą. Maniloj dar praleisim vakarą, susitiksim su Justinos draugais, kurie gyvena Maniloj. Ir poryt jau apie pietus išskrisim atgal į Lietuvą, tai skrydis visai ilgai užtruks, tiksliai nebeatsimenu kiek, bet ten netoli paros. Tai skrisim pro Dubajų, tada pro Helsinkį ir galiausiai į Vilnių.
Tai va, jo, tai šiandien jau apsigyvenom pačiam Elnido, šiandien buvo pervažiavimo diena iš mūsų Bukanos paplūdimio į Elnido. Kažkaip nusprendėm, kad nėra pats įdomiausias paplūdimys, kad čia kur esam biškis smagesnis paplūdimys. Vakar buvom tokiam island hopping turse, kur mus paplukdino prie skirtingų pietų uostų. Matosi, kaip kyla lėktuvas. Mes čia esam visiškai šalia Elnido oro uosto. Tai vakar buvom tokiam island hopping turė. Paplukdino prie keletą skirtingų paplūdimių ir lagūnų. Šiaip tai visai gal ir nieko, tik tai buvo ganėtinai šalta. Bent jau man asmeniškai. Ir taip gavosi, kad čia kadangi neseniai buvo praūžęs taifūnas ir tie turai buvo laikinai atšaukti, tai akumuliavosi žmonės laukia ir tada, kai jau pasileido, tai neseniai pasileido, tai dabar visi varė į tos turus, tai buvo labai sausakimša. Tai iš tikrųjų ir pats turas 1,5 valandos ilgiau užtruko negu turėjo, ten labai vargo laivo kapitonas, kol pasiparkavo kažkur, nes visi tiesiog brukosi kaip kailiai, tiksliau be eilės ir gan sudėtingai ten ir žmonės išlaipino toliau, visiems reikėjo plaukti. Tai va. Jo, šiaip taip truputį patyrinėjom čia šitą šiaurę, patį Elnido miestą. Elnido miestas gan smagus tuo, kad yra visai smagių vietų, kur pavalgyti. Dabar aptikom mūsų naujausią mėgstamą tailandiečių maistą ir gan dažnai ten valgom. Tai jo, tai šiandien grįšim turbūt neužilgo namo, pakuosimės daiktus ir keliausim į Manilą. Ne, aš norėčiau tokiam miestui. Labukas. Švenčiam Valentino dieną Kataro oro uoste. Šiek tiek pasikeitė planai, bet apie tai vėliau, nuo pradžių dabar. Kas vyko nuo paskutinio video mūsų rašyto, tai nuskridom į Manilą, šiek tiek toks užplūdo didelis kiekis žmonių, eismo, išmetamų dujų, kvapų ir viso kito, bet gyvenam šiaip fainam rajone ir tokiam atrodo saugiam. Tai nusileidę iš karto nuvykom idėjos rekomenduotą vietą Vato Sabės valgyti to veganišką rameną. Tai tikrai labai faina vieta ir tokia jauki. O paskui šiek tiek pailsėję ir jau įsikūrę viešbutį savo, susitikom su Alais ir Gebi, jos mus nusivežė. Pasiėmė nuo pat viešbučio durų ir nusivežė į Mišelino rekomendacijos restoraną, tai filipinietiško maisto paragauti. Tai tikrai pagaliau skanų filipinietiškos virtuvės maistą ragavom ir tikrai smagiai gražiai praleidom visą vakarą, buvo labai įdomu su jom susitikti po tiek laiko kažkokio ryšio turėjimo kartu. Tai va, o kitą rytą atsikėlėm, nuėjom kavos ir pusryčių, šiek tiek ten logistinių dalykų reikėjo susipakuoti tašes ir tada dar greit nubėgom pietų, nuvykom į oro uostą, kaip gana skubėdami, pridavėm savo čekino bagažus ir jau ėjom pro security check, kai supratom, kad kažkodėl mūsų neįleidė ir apsaugininkai grąžino atgal, sakydamas, kad jūsų skrydis jau išskrido. Tai buvo šiek tiek toksai lengvas, šaltas dušas, kas čia vyksta, susitikinom ir iš tiesų praleidom savo skrydį. Teko laukti savo didelės tašės supakuotas, kas geras 2 valandas ir iš tiesų niekas jas neieškojo, tai praradom ir kitas opcijas greitesnės išskristi ir galiausiai atgavę tą savo tašę užsibukinam naujus skrydžius, grįžti atgal, tai grįžtam su Kataro linijom per Dohą, vienam pavojingiausių oro uostų pasaulyje šiuo metu esam, bet ja, tai ekstra kainavo mums visgi tą laiką, kurį turėjom, tai 12 nakties beveik, tai dar sugalvojom, kad
praleiskim fainai ir nesitrinkim oro uoste, tai nuvarėm atgal į miestą, į kelias meno galerijas, pasivaikščiojom, suvalgėm dar po vieną rameną, grįžom atgal į oro uostą, tada jau sklandžiai pradėjom savo kelionę. Dabar esam čia, dar laukia vienas ilgas skrydis virš 8 valandų į Helsinkį, tada iš Helsinkio į Vilnių ir 14 dienos vakare būsim namuose.